Kaunas Jazz scenoje ir labai džiaugiuosi, kad ir Kaunas Jazz mus pakvietė sudalyvauti šiais metais čia. Na ir kuo išskirtinis tau Kaunas Jazz? Iš tikrųjų, aš pasigendu, tarkim, Vilniuje, džiazo festivaliuose būtent lauke vykstančių koncertų, todėl kad kuomet žmonės gali tiesiog išėję iš namų užsukti į nemokamą koncertą ir pasiklausyti, jo yra visai kas kita. Tas džiazas tampa žmogui artimas, tiesiog jis sėdi namuose ir girdi už lango skambantį džiazą, ko tarkim Vilniuje nėra. Todėl aš manau, kad būtent tai yra pats didžiausias Kaunas Jazz pliusas, nes tiesiog džiazas visur, tai eini gatve, tu girdi džiazą ir tas yra be galo malonu kiekvienam žmogui, manau. O kaip tau publika? Kadangi lyja, negaliu matyti pusės veidų, nes skėčiai uždengia. Ir labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų jie atėjo, nesušalo, pajudėjo kartu, padainavo kartu ir buvo be galo linksma. Tikrai puikiai publika. Pasimėgaukit akimirkom, nes yra be galo gera atlikti tą muziką, kurią jūs mylit. Ir tiesiog išsakykit viską, ką jaučiat tuo metu muzikos garsų pagalba ir tiesiog pasitikėkit žiūrovais, jie tikrai jūs priims.